Sveiki gyvi, tai pagaliau pasibaigė Seimo rinkimai, antrasis jų turas veikia sekmadienį ir visas rinkiminis 2024 vajus, kurį mes pradėjom prezidento rinkimais, pratęsėm Europos parlamento rinkimais ir dabar Seimo rinkimų abiem turais. Ir rinkimų debematysime iki pat 2027 kovo berods, kada vyks nauji savivaldos rinkimai. Tai turim daugiau negu 2 metus pailsėti, tai su tuo save ir pasveikinkim. Ir dabar norėčiau padaryti antrojo turo rezultatų aptarimą ir tikiuosi, kad šis aptarimas bus kiek trumpesnis negu pirmojo turo, kadangi mes dabar jau turim daugiau žinomųjų. Mes turim visus 141 mandatus fiksuotus, tiesa dar VRK nepatvirtino iki galo visų rezultatų, kadangi, sakykime, dar eina iš užsienio, paštų balsai ir panašiai, bet manau, kad čia jau daug kas nesikeis, greičiausiai niekas nesikeis ir sakykime, kad turim 141 mandatus fiksuotus ir apie likusius nežinomosius gal kiek po to, dabar aš tiesiog noriu padaryti tokią bendrą apžvalgą, kaip įsidėlioja pagal partijas mandatų skaičius ir noriu palyginti su savo prognozę, kurią dariau pirmojo turo apžvalgoje ir noriu pažiūrėti, kiek prašoviau ir kur prašoviau, kuriuose tiksliai apygardose. Tai jeigu mes dabar pasižiūrėsime lentelę, aš čia susidėjau skaičius. Tai yra partijų sąrašas ir mes turim mano spėjimą, kurį padariau pirmojo turo apžvalgoje ir mes turim realią situaciją, kiek turim mandatų. Tai iš mano spėjimo aiškiai matos, kad aš nuvertinau Lietuvos socialdemokratų partijos potencialą per 7 mandatus netgi ir pervertinau konservatorių potencialą per 6 mandatus. Tai kitaip tariant, nors aš prognozavau, kad rinkėjai ypač provincijai konservatorius baus už jų valdymo laikotarpį pastarųjų 4 metų, bet nenumačiau, kad baus taip stipriai ir man atrodo mažai kas numatė šitą, kiek suprantu, nes daug buvo nuostabos, kai socdemai netgi Vilniuje sugebėjo vienoje kitoje apygardai aplenkti TSLKD. Tai TSLKD dabar turės padaryti gan rimtų išvadų, nes 28 mandatai yra rekordiškai mažai TSLKD partijai. Turės padaryti išvadas, kas nutiko ir kaip reorganizuotis, kaip keisti savo politinį veidą, kad vėl grįžti į aukštumas. Ir čia turės stiprų uždavinį išspręsti TSLKD. Ir mes jau turim naujieną, ar ne, kad Gabrielius Landsbergis atsistatydino iš pirmininko pareigų ir atsisakė Seimo nario mandato. Galbūt Seimo nario mandato atsisakymas kiek perteklinis žingsnis, bet iš partijos pirmininko pareigų pasitraukimas buvo numanomas. Ir tai, manau, yra pirmas žingsnis partijai pakeisti veidą, tai yra išsirinkti naują pirmininką. Ir netgi galima spekuliuoti, kokio pirmininko labiau reikia. Ar reikia tęstinumo liberalioj krypty ir, tarkim, turėti kokią nors Ingridą Šimonytę kaip pirmininkę, o gal koziris yra Laurynas Kasčiūnas, labiau krikdeminio sparno veidas. Tai čia TSLKD turės galvosakių. Ir ne tik lyderio klausimas dabar yra iškilęs, bet ir bendrai partijos retorikos klausimas, nes labai akivaizdu, kad ne tiek už darbus, mano nuomonė, yra baudžiama TSLKD, kiek už savo retoriką, nes bendrai valdymo laikotarpis jų nepasižymėjo labai dideliais nuosmukiais, bet jų retorika buvo gan nepriimtina daugeliu žmonių ir matyt už tai jie buvo baudžiami. Tai toks yra TSLKD niuansas. Kita vertus, LSDP, ar jie čia yra didžiausi laimėtojai vien iš savęs,
Nebūtinai. Greičiau čia vyko balsavimas prieš konservatorius ir todėl jie iškilo, ne dėl savo gerųjų savybių, kiek dėl konservatorių blogųjų savybių jie iškilo, sakyčiau. Nes LSDP irgi nėra reputaciškai labiausiai žibanti partija, ypač po visų čekiukų, po Sinkevičiaus sudrausminimo teismuose ir panašiai. Jie neteko potencialiai didelio partijos veido ir nuo to irgi kentėjo. Grįžtant prie konservatorių, manau, kad konservatoriai nebuvo labiausiai baudžiama partija, nes, sakykime, Laisvės partija buvo nubausta taip, kad iš jos nebeliko apskritai politiniam horizonte ir jie turėjo dar šansus 3 vienmandatėse, visose 3 prieš konservatorius ir visose 3 pralaimėjo. Tai ženklas, kad Laisvės partija buvo dar labiau baudžiama ir greičiausiai ne tik už retoriką, bet ir už darbus ir už bendrą politinę kryptį, jie buvo baudžiami visokiojopai. Ir vienintelis, kaip ir sakiau, turbūt pirmo turą apžvalgoje, vienintelis liberalų sąjūdis pasirinkęs tokią kompromisinę poziciją, nuosaikę poziciją, išeina maždaug išgelta galva, su 12 mandatų, netgi daugiau negu aš prognozavau, ir lygiai tiek pat, kiek Viktorija Čmilytė Nilsen prognozavo po pirmo turo, man rodos, jį tikėjosi 4 vienmandačių laimėtų ir tą pasiekė. Ir 12 mandatų yra labai geras rezultatas liberalų sąjūdžiui, kurie šiaip jau nežibėjo populiarumu per pastarosius kelias metus. Tai jie išvairavo iš savo nuoseklios ir nuosaikios pozicijos. Ir dabar turim Nemuno aušrą, kuri gavo 1 mandatą daugiau negu aš prognozavau, bet bendrai rezultatas tikėtas, jie neparodė kažkokio tai anšlago antrajame ture, jų vienmandatininkai bendraja prasme pasirodė ne taip stipriai, gavo 5 papildomus mandatus, bet Nemuno aušra neturi tiek mandatų, kad galėtų, sakykime, būti labai svarbių kozerių formuojant koaliciją ir kaip jau aiškėja iš dabartinių pirmadienio, antradienio naujienų, tai kad Nemuno aušra iš esmės išstumta iš koalicijos formavimo rikiuotės. Na ir tada turim Demokratų sąjungą su 14 mandatų vietoj mano prognozuotų 15. Ja, taip aš atsimenu, kad pakankamai dosniai vienmandatininkams aš prognozavau pergalės. 14 mandatų yra gerai ir pakankamai tikėtas rezultatas. Ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 8 mandatai vietoj mano prognozuotų 10. Vėlgi dar vienas signalas, kad LVŽS nepatempė nei daugiamandatį, nei vienmandatį iš esmės ir šita partija taip pat turi svarbių klausimų spręsti, ypač savo tapatybės klausimą, ar tai yra Karbauskio, ar tai yra Verygos, ar tai yra Vėgėlės partija. Manau, kad Karbauskiui dabar vertėtų susimastyti, ką jis daro šitai partijai ir koks jo partijos veidas yra. Taip pat čia šiek tiek smulkių pasikeitimų bendroje rikiuotėje tarp atpalaidų ne frakcijų, bet palaidų mandatų. Tai iš pačių įsikėlusių aš prognozavau 3, gavom 2. Nacionalinio susivienijimo mandatą gavom, ko aš nenumačiau. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos 1 mandatų daugiau gavom. Regionų partijos neliko Seime. Ir Laisvės ir Teisingumo 1 mandatų mažiau negu kad tikėjausi. Na ir bendrai tada pereikim prie kiekvienos apygardų rikiuotės ir pasižiūrėsim, kas ten nutiko. Tai aš čia turiu susižymėjęs apygardų visą sąrašą, savo pirmykščius spėjimus, ir kurie pasiteisino yra žaliai, kurie nepasiteisino yra raudonai, pilki yra tie, kur realiai nevyko antras turas tos apygardos.
Na ir dabar turim Naujamiesčio Vilkpėdės apygardą, kur Žygimantas Pavilionis kovėsi su Tomu Vytautu Raskevičiumi ir laimėjo per 5%. Tikėjaus truputį didesnės persvaros, bet bendra tendencija išliko aiški, Laisvės partija baudžiama labiau negu konservatoriai. Konservatoriai atrodo kaip labiau kompromisinis pasirinkimas Vilniečiams ir Pavilionis laimi. Toliau Žirmūnuose Paulė Kuzmickienė be vargo laimi prieš Morganą Danielę, vėlgi tos pačios priežastis. Ir čia mano pirmoji nuostaba yra 5 apygarda Fabijoniškių, kur LSDP kandidatas Remigijus Motuzas 2%, jeigu aš gerai atsimenu, 50 ir 48, taip 2% laimi prieš TSLKD kandidatę Aistę Gedvilienę ir 2% LSDP naudai Vilniuje. Ta sunkiai kas galėjo numatyti. Aišku, Fabijoniškės nėra, sakykime, ta labiausiai Vilniaus burbulo, taip sakykime, partija. Atsiprašau, rajonas, mikrorajonas ar apygarda. Bet netgi Fabijoniškėse būčiau gan drąsiai statęs už TSLKD ir štai prašoviau. Visgi, jeigu Vilnius šlubuoja, tai nėra gerai TSLKD. Toliau Šeškinės Šnipiškės Mindaugas Lingė laimėjo konservatorius, bet žiūrim per kiek? Per 8 kažkur procentus prieš Rasą Budbergytę. Vėlgi galbūt šiek tiek labiau tikėjausi, bet kad Lingė laimės, man atrodė čia įtikinama. Toliau Justiniškės Viršuliškės Kukuraitis prieš Maldeikį. Aš šitą numačiau, man atrodo. Aš šitą numačiau, tik neteisingai čia pažymėjau. Gerai, tai Justiniškės Viršuliškės aš numačiau, kad Kukuraitis laimės, nes atrodė pakankamai aišku iš pirmo turo balsų išsidėstymo, kad dešiniųjų paramos Justiniškėse Viršuliškėse netiek daug. Tuo labiau Kukuraitis atstovauja Demokratų sąjungą, kas yra pakankamai centristinė partija. Ir galimai nusivylusius dešinių rinkėjus Demokratų sąjunga lengviau mobilizuoja negu socialdemokratai. Tai todėl Kukuraičiui mačiau geresnius šansus čia negu kad Maldeikiui. Ir realybė gal net drastiškesnė negu tikėjau, 60 prieš 37. Tai užtikrinta pergalė. Pilaitė Karoliniškės mane labai nustebinus apygardą, nes čia sugebėjo 2% laimėti Vytautas Sinica. Nacionalinio susivienijimo, sakykime, idėjinis ir lyderis, vienas iš 2 idėjinių lyderių. Prieš dabartinę švietimo, mokslo ir sporto ministrę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę gan ryškų TSLKD veidą nušlavė 2%. Tai aišku, Sinica irgi pakankamai matomas politikas, bet tai yra nedidžiosios partijos veidas. Tai yra ganėtinai, nenorėčiau sakyti, kad marginalios, bet tokios kraštutinės jėgos politikos, o Radvilė yra labiau centristinės jėgos politikė. Ir štai toks rezultatas. Tai čia aš esu nustebęs ir man net sunku paaiškinti, kodėl taip įvyko. Kairiųjų jėgų rinkėjai matyti tiek balsavo prieš konservatorius, kad net kraštutinė dešinė netrodė kaip kažkas baisaus. Galbūt čia būtų paaiškinimas. Tai Sinicos pergalės neprognozavau, aš galvojau, kad čia Radviliai bus lengva pergalė ir čia esu smarkiai prašovęs šitoj vietoj. Toliau Lazdynai buvo Kasčiūnas Skvernelis ir čia teisingai atspėjau, kad Kasčiūnas laimės. Tiesa, 9% galvojau bus skirtumas mažesnis. Tai čia Lazdynas, tai vėlgi, ne tiek konservatorių laimėjimas Lazdynuose, kiek asmeninis Kasčiūno laimėjimas, manau. Kasčiūnas dabar yra, sakykime, labiausiai vilties TSLKD partijai nešantis veidas. Manau, kad Kasčiūno korta turėtų būti vis daugiau ir daugiau naudojama šitoj partijai, kad jį toliau gyvuotų politiniam žemėlapyje, stipriau gyvuotų, negu kad dabar parodė rinkimai.
Taip, naujoji Vilniai laimėjo Kazlavickas, ko ir tikėjausi prieš Tamošiūnaitę, Lenkų rinkimų akcijos kandidatę, 9 procentais, ne per daugiausiai, bet, sakykime, nėra pernelik netikėtas rezultatas. O Vilniaus pietiniai vis tik Lenkų rinkimų akcijos Olševskis turėjęs kiek geresnę startinę poziciją negu Tamošiūnaitė, sugebėjo išpešti pergalę ir netgi beveik 10 procentų skirtumo prieš Bilotaitę. Šito nenumačiau, nors žinant pietinę Vilniaus demografiją, tai gal ir buvo galima numanyti, kad taip įvyks. Bet šičia neatspėjau. Vėlgi signalas, kad konservatorius pervertinau ir nepavyko jam kažkas. Čia Kreivys Verkiuose laimėjo gan drąsiai prieš Algirdą Sysą, nes čia yra daug dešiniųjų rinkėjų Verkiuose, tai vėlgi čia nemanau, kad buvo klausimas. Pašilaičiuose Gentvilas laimi prieš Kernagį, vėlgi čia buvo mano toks nedrąsus spėjimas, kad Gentvilas laimės ir jis pasiteisino 6 procentais. Tai vėlgi liberalų sąjūdis iš savo nuoseklios pozicijos ir iš Gentvilo galbūt žinomumo čia išplaukė prieš konservatorius. Ir naujininkai Rasos, o čia buvo labai įtempta kova, nes čia jau, man atrodo, perskaičiuoti mandatai, va čia va yra, per 31, perskaičiuoti balsai, atsiprašau, per 31 balsą Artūras Zuokas laimi prieš Vygintą Gasparavičių. Ir aš tikėjausi, kad Zuokas laimės kiek smarkiau, bet Zuokas irgi dar yra baudžiamas Vilniečių už jo praeities visus skandalus ir negerus sprendimus būnant Vilniaus meru, panašiai kaip turbūt Kupčinskas baudžiamas Kaune iki šiol, bet Kupčinskas baudžiamas daug stipriau negu Zuokas, o Zuokas čia išplaukė ir bus Seime, vienintelis iš Laisvės ir Teisingumo partijos, kaip jos lyderis, ir matysim Zuoką Seime vis dėlto. Zuoko sugrįžimas. Tai tiek iš Vilniaus, ir Vilniuje aš prašoviau 3 apygardose iš 12 keliose vyko, tai vėlgi čia daug sustačiau ant TSLKD, ar ne, šitose vietose, tai mano TSLKD prognozuoti kandidatai pralaimėjo prieš atitinkamai nacionalinį susivienimą LSDP ir Lenkų rinkimų akciją. Tai vėlgi išvada ta pati, konservatoriai buvo nubausti labiau negu galėjau tikėtis. Ir tada einant prie Kauno, čia vėlgi mano 2 prašauti spėjimai Petrašiūnų Gričipio ir Panemunės apygardose yra tai, kad aš TSLKD kandidatas spėjau, bet laimėjo LSDP, tai jeigu einam prie Petrašiūnų Gričipio, čia Darius Razmislevičius laimėjo prieš Kazį Starkevičių, patyrusių konservatorių, ir per 10 procentų gan solidžiai laimėjo, tai aš to nesitikėjau. Aš galvojau, kad Starkevičius labai nežymiai, bet laimės. Ir Panemunėj turėjom tą unikalią situaciją, kur iš pradžio atrodė, kad turėsim 3 kandidatų antrąjį turą, bet po perskaičiavimo socdemas įveikė Nemuną Aušrietę ir buvo 2 kandidatų antras turas, ir čia Audrius Radvilavičius 5 procentais laimi prieš Gintarę Skaistę. Maniau, kad Skaistė turi šansų laimėti čia truputį geresnių, bet vėl mobilizacija su raudonaja banga įvyko stipresnė. O kitur nieko nuostabaus, tik Kalniečiuose laimėjo TSLKD Anušauskas, žinomas veidas, ir vėlgi labai nežymiai per kiek čia 200 balsų prieš Aušrą Papirtienę, Nemuno Aušros kandidatę. Vėlgi mobilizacija, aš turėjau tą teoriją po pirmo turo, kad mobilizacija prieš Nemuno Aušrą gali būti dar stipresnė dažnai negu mobilizacija prieš TSLKD, nors Nemuno Aušrai TSLKD yra geriausias kandidatas, kaip sakiau, ir čia va ta teorija kol kas atrodo visai veikia. Ir tas pasiskirstimas 50-50 balsų beveik
rodo, kad buvo mobilizacijos tiek prieš tą jėgą. Savanoriuose Rinta Leiputė laimėjo gan drąsiai prieš Liudą Mažylį ir šitą prognozavau, tai čia net neužsistosiu. Savanoriai taip šitas dvi apžvelgiam. Aleksotas Vilijampolė, Robertas Kaunas laimėjo prieš Paulių Lukševičių, vėlgi šitą prognozavau, kad pakankamai ženklių skirtumų laimės socdemas prieš TSLKD šitoj apygardoj. Ir Centras Žaliakalnis, mano rizikingas spėjimas, kad Simonas Kairys labiau mobilizuos visus Landsbergio keiterius, pasiteisino 120%, nes skirtumas 15% tarp abiejų kandidatų. Štai šitaip Kairys nušlavė Landsbergį, kad bus toks skirtumas, nesitikėjau, bet laimėtą atspėjau. Tai smagu savotiškai, kad atspėjau, nors vėlgi Landsbergis, kaip visai vykęs užsienio reikalų ministras, nenusipelnė taip kentėti šiuose rinkimuose, bet kenčia. Šilainiuose Šedvydis socdemas gan smarkiai laimėjo prieš Prievelį TSLKD, vėlgi prognozuotas rezultatas ir čia Kaunas baigėsi šitoje vietoje. Tada, kas vyks Klaipėdai, viską atspėjau. Tai čia, kad Daiva Petkevičienė laimės prieš Arūną Valinską, matėsi iš pirmo turo balsų išsidėstymo, kad Nemuno aušra čia turi biškai geresnius šansus negu TSLKD. Toliau Danija. Audrius Petrošius laimėjo prieš Vidą Karolį, 9% skirtumas, TSLKD kandidato čia startinės pozicijos buvo geresnės ir matyt taip ir įvyko. Čia Klaipėdos legenda Vytautas Grubliauskas laimėjo prieš Liną Šukytę Korsakę 7%. Nežymiai, gal tikėjus truputį didesnį skirtumą, bet vis tiek laimėjo. Toliau Marių apygardai Ligita Girskienė vėlgi atrodė kaip maksimali favorita prieš Sergejų Mažūgą, Nemuno aušros kandidatą. Ir tada einam į Šiaulius Saulėje. Domas Griškevičius vėlgi atrodė kaip daug, sakykime, neutralesnis, labiau mobilizuojantis kandidatas ir stipresnis veidas negu Antanas Sireika. Aušroj Roma Janušoninė socdemė nubaudė Aidą Gentvilą Nemuno aušros ir vėlgi šitą rezultatą tikėjausi, kad bus mobilizacijos prieš Gentvilą, Gentvilą netgi 17% persvara. Panevėžys, tai Nevėžyje socdemas Vyžintas smarkiai nugali Matelį ir lygiai tas pats Panevėžio vakariniai Busila smarkiai nugali Gaižiūną. Vėlgi praktiškai identiški rezultatai abiejose Panevėžio apygardose. Šitos abu rezultatus atspėjau, kaip ir Alytaus rezultatą, kad Jurgita Šukevičienė nušulos Liną Slušnį ir nušlavė tikrai teisingas žodis, nes 40% persvara. Ir tuomet Gargždai Alvydas Mockus smarkiai nušlavė Justą Rūškį. Vėlgi rezultatas, kurį spėjau, galbūt net tokio didžiulio skirtumo tikėjausi, bet mobilizacija su raudonąja banga suveikė čia Gargžduose puikiai. Dabar Šilutėje aš net spėjau, taip, Šilutė yra raudona pas mane. Ir Šilutėje mane nustebino, kad Daiva Žebelienė, Nemuno aušros kandidatė, įveikė visų laikų legendą Zigmantą Balčytį, Demokratų sąjungos kandidatą, ir šito rezultato aš truputį nesuvokiau, matyt reikia būti šilutiškiu, kad suvoktų. Nes aš tiksliai nežinau, kas yra Daiva Žebelienė ir kodėl jinai laimėjo, man neaišku, bet rezultatas toks, koks yra, nes žiūrint vien tik į partijas, vėlgi, kaip minėjau, Demokratų sąjunga atrodo labiau mobilizuojanti partija negu Nemuno aušra. Tai čia turėtų būti kažkokie krašto ypatumai, kurie sužaidė čia. Toliau Aukštaitijai Modesta Petrauskaitė laimėjo prieš Guodą Burakienę. Praktiškai visos socdemų ir valstiečių žaliųjų dvikovos taip ir ėjo, kad socdemai tiesiog turi persvarą, nes jie atrodo labiau
prie širdies partija žmonėm negu kad valstiečiai žalieji. Tauragėj Nemuno Aušrietis Sadauskas laimėjo prieš Romualdą Vaitkų 2%, nežymiai. Bet vėlgi šitą rezultatą nuspėjau aš ir maniau, kad nebus didelis skirtumas, bet dėja Romualdas Vaitkus pralaimi čia. Taip, toliau Plungė Rietavas. Tomas Domarkas įveikė Jurgį Razmą. Šitą rezultatą aš atspėjau, taip. Tiesiog baisiai nežymiai, vos 2%. Aš galvojau, kad Jurgis Razma bus labiau nubaustas iš tikrųjų, bet matyt vis dar pakankamai gerbiamas veteranas politikos yra, tai ne taip smarkiai skriaudė rinkėjai. Mėguvoj pervertinau Skritulsko šansus laimėti ir jisai 7% pralaimė prieš Nemuno Aušros Karolį Neimantą, tai čia prašoviau. Toliau Kurše teisingai numačiau, kad Vinkus jau yra truputį per garbaus amžiaus, kad eitų Seimo rinkėjai tą įvertino atitinkamai, 30% pralaimė prieš Violetą Turauskaitę. Toliau Mažeikiai. Ingrida Braziulienė prieš Laimą Nagienę laimi čia. Ir kaip aš šitą rezultatą spėjau, taip ir spėjau. Nors čia, man atrodo, gan artima bus dvikova, bet visgi skirtumas didžiulis pasirodo. Vėlgi socdemai labiau suveikia kaip labiau mobilizuojantis. Toliau Žemaitijos šiaurinė. Tomas Martinaitis prieš Valių Ąžuolą laimėjo, nors čia maniau, kad Valius Ąžuolas gal išvairos, bet jam 6% pritrūko, taip, ir aš čia neatspėjau. Lygiai taip pat neatspėjau Telšių, kur maniau, kad Valentinas Bukauskas įveiks Demokratų sąjungos kandidatę Jakavičiūtę Miliauskienę, bet visgi partinis veidas pasirodė geriau per 10%. Galbūt Telšiai norėjo nusiplauti nuo savo darbo partiečio į įtakos krašte. Eksdarbo partiečio dabar jau. Čia socdemai neturėjo jokių problemų prieš Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatę Ačienę Raseinių Josvainio apygardoj, tai visiškai tikėjausi tokio rezultato. Radviliškyje Tytuvėnuose vėlgi socdemas Luščikas nušlapė Antaną Čepononį, ties LKD vėlgi lygiai tas pats. Tuomet Šiaulių krašte valstiečių įtaka pasirodė pakankamai vis dar stipri ir gaji. Reimantas Kirkutis įveikė Nemuno Aušrietį Vytautą Slabį. Ir vėlgi tikėtas rezultatas. Žiemgalos rytinėje Lietuvos socdemai Gelažnikienė įveikė smarkiai konservatorių Donatą Dylį, vėlgi tikėtas rezultatas. Sielos vakariniai socdemė Vaitiekūnienė laimė prieš Eglę Blaževičienę Valstietę. Ir čia vėlgi argumentavau, atsimenat tą Kupiškio ir Biržų demografiją, kad Biržai turi daugiau rinkėjų, o Biržai palaiko socdemų kandidatę, tai Biržų kandidatė ir laimės. Bet šiuo atveju galbūt suveikia vėlgi ir taps papildomas mobilizacinis faktorius, tai persvara ganėtinai svari. Toliau turim Deltuvos šiaurinę, kur čia neatspėjau rezultato, visgi Tomilinui nepavyko laimėti prieš Arūną Dudėną ir čia vėlgi aiškių priežasčių negaliu įvardinti. Čia reikia suprasti regiono specifiką, matyt, kad supras, kodėl Dudėnas laimėjo. Nemanau, kad iš partijų vien tik pavadinimų galėčiau pasakyti, kas čia įvyko. Man Tomilinas atrodo žinomesnis, kiek jau, bent jau nacionaliniu lygmeniu, bet galbūt Dudėnas žinomesnis lokaliu lygmeniu. Tai neaišku. Sielos rytinėje socdemas Barauskas įveikė Aušrietį Adomavičių, vėlgi spėtas rezultatas. Utenoj Šeršniovas įsikėlęs pats nušlavė Edmundą Pupinį, ties LKD kandidatą, vėlgi tikėtas rezultatas, mobilizacija prieš konservatorius.
Nalšios šiaurinėje Jevgenijus Šuklin, dėl kurio šansų aš truputį abejojau, visgi jam pavyko įveikti Gintautą Kindurį ir aš čia džiaugiuosi net spėjęs šitoj vietoj. Per 2% Jevgenijus Šuklin laimi. Nalšios pietiniai čia smarkiai prašoviau, nes aš spėjau, kad galbūt Erikas Demidovas, kaip labiau lokaliai žinomas veikėjas, laimės prieš Šarūną Birutį, bet jam netgi 12% pritruko. Tai Birutis vėlgi socdemo vardas ir Biručio matyt paties vardas jam užgarantavo sėkmę. Marijampoliai Podolskis laimėjo prieš Gaižauską, vėlgi tikėtas rezultatas. Riešėje džiaugiuosi, kad Daiva Ulbinaitai pavyko nugalėti Lenkų rinkimų akcijos kandidatą Valdemarą Urban per 11%. Panašaus santykio, tiesą sakant, aš ir tikėjausi, galbūt dar truputį didesnio, bet Riešės visgi lietuviškesnė negu anksčiau demografinė sudėtis nulėmė šitą rezultatą. Dabar Trakų Vievio apygardai Vilkauskas nušlavė Editą Rudelienę. Visgi Rudelienės reputacija truputį sušlubavus ir ji liko nubausta, gan smarkiai, plus socdemai mobilizuoja labiau negu liberalų sąjūdis. Tai kiek mane nustebinė skirtumas, bet kai pagalvoji, visai logiškas. Kaišiadorių Elektrėnų Radvila laimi prieš Tobkų gan smarkokai ir šitą rezultatą aš ir tikėjaus. Deltuvos pietinė mane nustebino ir aš neatspėjau. Taip, Deltuvos pietiniai neatspėjau, kad Indrė Kižienė vis tik įveiks Joną Pinsko. Ir matyt, aš neįvertinau tai, kad Deltuvos pietinė apygarda sudėta ne tik iš Širvintų, bet ir iš dalies Ukmergės rajono, jeigu aš gerai suprantu. Tai ir galbūt yra nemažai Pinskaus nemėgėjų, kurie pasirinko saugesnį socdemės variantą. Tai galbūt Pinskaus įtaka netokia didelė regione, kaip aš įsivaizdavau, ir čia socdemė dėl to laimėjo ir netgi visai stipriai laimėjo, daugiau negu 10%. Karšuvoj liberalui Juškai pavyko įveikti Neaušrietį Ambrozą per beveik 3% balsų, nors aš spėjau, kad bus gana artima kova, bet labiau Neaušriečio naudai, vis tik liberalų sąjūdis čia gavo papildomą mandatą. Taip, Sūduvos pietiniai Mažeika įveikė Prajarą socdemą ir čia vėlgi šitą rezultatą aš nuspėjau. Mažeika šiek tiek žinomesnis politikas atrodė, o iš partinės perspektyvos netrodė, kaip kažkuris turi labai reikšmingą persvarą, tai Mažeikai daviau šansus, kaip ir čia Jakavičiai daviau šiek tiek geresnių šansus negu Surpliui. Ir netgi ne šiek tiek pergalę, bet per 16, netgi daugiau negu 16%. Raudondvaryje Popovienė įveikė Pranckietį per 13% ir rezultatas visiškai tikėtas. Buvusio Seimo pirmininko veidas nepadeda, kai kovoja prieš ganėtinai žinomus regiono socdemus. Garliavoj Šukevičius įveikė Urbanavičių per beveik 20%. Vėlgi, nemanau, kad Urbanavičius turėjo kažkokių realistinių šansų Kauno rajono provincinėje apygardoje kovoti prieš socdemų. Tiesiog socdemai per daug gajus tame regione. Dainavoj Zalskienė laimėjo prieš Palionį, bet labai nežymiai. Nėra labai nežymiai, bet 5% nėra labai tvarus toks stiprus laimėjimas, bet pavyko prieš Lietuvos regionų partijos kandidatą laimėti. Čia tikėjausi kiek didesnio skirtumo Zalskienės naudai, bet turim tokią situaciją. Vilkaviškyje mane labai stebino, kad Algirdas Butkevičius prieš Jorijų Juškauską laimėjo vos 57 balsais.
Tikėjaus, kad Butkevičiui bus daug lengvesnė pergalė, bet vis tik išvairavo Butkevičius čia. Toliau. Dzūkijoje Martynas Katilinas įveikė Juozą Baublį per 15%. Vėlgi tikėjaus to, kad liberalų sąjūdžio kandidatai neužteks tiesiog kapitalo čia laimėti. Jotvingėse Linas Urmanavičius laimėjo gan ženkliai prieš Povilą Jagelavičių ir to tikėjausi, nes Urmanavičius Jotvingio apygarda yra iš Lazdynų ir Druskininkų sudėta ir Urmanavičių rėmė, kiek žinau, Ausma Miškinienė kaip bendra partietė, tai tikrai Lazdijų merė ir Ričardas Malinauskas, Druskininkų Carmeris irgi berods rėmė Urmanavičių. Tai. Ir pasaulio lietuviai buvo įdomu stebėti, kaip ten vyko balsai ir vis dar tebevyksta teoriškai, bet Dalia Asanavičiūtė vis tik nusvėrė viską į savo naudą prieš Aušrinę Armonaitę. Šitoje apygardai buvo daug visokių skandalų, Armonaitė čia pradėjo viešai skalambyti, kad Asanavičiūtė veža rinkėjus į Rygos ir dar ar ten Londono ambasadas, ar ne, už tai, kad už ją prabalsuotų, bet visas tas šaršalas matyt nepadėjo. Tiesa, VRK buvo pradėjęs kažkokį tyrimą, bet aš truputį atitrukau, kuo ten viskas baigėsi, ar dar tas tyrimas tebevyksta, bet čia pakankamai toks aštrus pareiškimas iš Armonaitės buvo. Ir jeigu pasirodys tiesa, tai jeigu tai, nežinau, ar pasirodys, ar jau nepasirodys, bet jeigu tai būtų tiesa, tai TSLKD patirtų dar vieną didžiulį reputacinį smūgį šitoje vietoje. Bet Asanavičiūtė vis tik laimėjo čia ir vėlgi Laisvės partija liko 3 kartą nubausta. Tai tokia glausta apygardų rezultatų apžvalga ir mano atspėjimo procentas, nors čia rašiau 48, bet vienoje vietoje buvau suklydęs, 49 iš tikrųjų. Iš 63 atspėjau, 78% atspėjau, tai beveik 4/5 tikslumu spėjau. Nesu reiškia patikimiausias spėjikas šiuo atveju, bet atspėjau ganėtinai neblogai, kas laimės. Tai vat, ir turim tokią sudėtį. Tai dabar vėlgi turim jau gatavus 141 mandatus ir dabar mes turim iš esmės 2 svarbiausius atvirus klausimus likusius. Tai gal netgi 3 galim išskirti. Tai vienas yra koalicinė sudėtis. Tai koalicinė sudėtis, nors po pirmo turo aš buvau linkęs, ar nebuvo daug nežinomųjų, buvau linkęs svarstyti ir LSDP koalicijas galima su Nemuno aušra ir Valstiečių žaliųjų sąjunga ir LSDP su Demokratų sąjunga ir Liberalų sąjūdžiu. Bet dabar vis labiau atrodo, kad Liberalų sąjūdis labai atsargiai žiūri koaliciją ir LSDP irgi nekvepia dar šaukimus į Liberalų sąjūdį, nors Skvernelis vis dar nori šito variantą, bet kol kas dabar beveik 90% būtų galima duoti, kad koalicija bus LSDP, Demokratų sąjunga ir Valstiečių žaliųjų sąjunga, kas sudaro 74 mandatus. Ir tada dar kažkas iš mišrios prisijungia, galimai Lietuvos Lenkų rinkimų akcija prisijungia, nes jie ten ganėtinai ambicingas idėjas reiškia, kaip jie vadovaus mišrios grupės frakcijai, bet yra variantas, kada Lenkų rinkimų akcija jungiasi prie tokios koalicijos, to labiau nemanau, kad nei viena iš tų 3 partijų neprieštarautų šitam. Vytautas Sinica, nacionalinio susivienijimo atstovas, pareiškia, kad tikrai dirbs ne koalicijai.
Ne, atsiprašau, jis pareiškia, kad nedirbs nei vienoj frakcijai. Man rods toks jo įsireiškimas buvo. Tai dar neaišku, ar jis nebus koalicijai, bet greičiausiai ne, nes jam nepakeliui su kairė. Laisvė ir teisingumo Zuokas galėtų jungtis į šitą 7-4 mandatų kraitį. Ir tie patys įsikėlė, tai čia yra Šeršniovas, ir Fiodorovas, jie irgi galėtų jungtis pagal mane. Šeršniovą gal tiek nežinau, bet kaip kėdainietis ganėtinai gerai žinau Fiodorovą, tai jis mielai jungtųsi prie šitos grupės 74 mandatų kairiosios koalicijos. Tai manau, kad čia yra realiausias variantas koalicijos LSDP, DS, LVŽC ir keli iš mišrios grupės mandatai. Ir tuomet tai būtų tokia beveik 80 mandatų ganėtinai stabili koalicija, sakyčiau, netgi stabilesnė, negu kad turėjom dabar iki tol 4 metus, nes jinai turėjo ten 7-3 ar 7-4 mandatus, tai buvo tokia slidi. Čia būtų stabilesnė, tik tai yra viena sąlyga, vėlgi tas pats neišspręstas Skvernelio ir Karbauskio šaudymosi replikomis ir neapykantos frazėmis klausimas. Kiek suprantu iš dabartinės informacijos turimo žiniasklaidai, tai kad Demokratų sąjungos, sakykime, tie žemesnės grandies nariai ir netgi Valstiečių žaliųjų žemesnės grandies nariai, jie nėra prieš vienas kitą, bet panašu, kad lyderiai tiesiog nesutarė ir jeigu jau tai nėra vidinis jeigu tai nėra kažkokia partijų šerdyje slypinti problema, o tik lyderių tarpusavio nesutarimas, manau, kad šita problema yra gan sprendžiama ir socdemai turės tiesiog darbo medijuoti šitam konflikte, taip kad Skvernelis su Karbauskiu eitų kompromisą koaliciniai sutartį ir viskas. Ir manau, kad tai yra pasiekiama. Tai netrodo nerealu. Ir todėl šitas variantas atrodo labai tikėtinas. Na, aišku, galima pasvarstyti apie Demokratų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio jungti su socdemais, kas duotų 7-8 mandatus, bet vėlgi pagrindinė problema programinės nuostatos, ypač smarkiai įskiriančios ekonominės nuostatos, ką jau akcentavo ir Viktorija Čmilytė Nilsen, kad visa ta realiai biudžeto taškymo politika, kurią žada socdemai, yra visiškai nesuderinama su nuosaikia mokestinė politika liberalų siūloma, tai mes turim problemą čia, kad vertybiškai sunkiai susikloja tokia vaivorykštinė koalicija iš 7-8 mandatų. Plus dar mišrūnai kažkokie. Na ir tada dar yra, aišku, Nemuno aušros variantas, jie jau vieni su socdemai sudaro 7 mandatus, bet greičiausiai valstiečiai nebūtų nieko prieš jungtis į tokią koaliciją. Tiesa, socdemai nesvarsto šito varianto ir gan logiškai nesvarsto, nes Žemaitaitis dabar yra visų priešas. Realiai jis varo ant visų ir jo reputacija, aišku, neleidžia socdemams perlipti per save. Ir tiesiog mes turim situaciją, kur Nemuno aušra sunkiai įsivaizduojama bet kokioj koalicijoje. Jie liks tiesiog kažkur šone, kažkur opozicijai. Ir mes turėsim labai nekonstruktyvią opoziciją, greičiausiai, kurie jau ši opozicija socdemų, Valstiečių žaliųjų regionų partijos, Demokratų sąjungos buvo ganėtinai nekonstruktyvi ir gan sunkiai operavo koordinuotai. Tai dabar mes turėsim TSLKD, Nemuno aušros ir galimai Liberalų sąjūdžio poziciją, kur yra iš esmės 2 skirtingi poliai. Yra normalus dešinysis polis, tai yra TSLKD ir Liberalų sąjūdis. Ir yra Nemuno aušra, kurie kažkoks trečias frontas, neaišku, ką čia veikia Seime. Tai opozicijos darbas oponuoti koalicijai bus labai keistas. Ir manau, kad nors koalicija de facto ir bus kažkur
iki 80 mandatų. Bet kadangi opozicija tarpusavį nesutaras dėl tam tikrų įstatymų projektų, koalicijai nuo to bus tik lengviau dirbti. Nes jinai gaus dar papildomų palaikymo iš kažkurio fronto, ar iš dešinio fronto, ar iš aušriečių fronto. Tai aš įsivaizduoju, kad koalicija bus tvaresnė negu kad buvo iki šiol, tik tai bus didysis galvosūkis ją suformuoti. Ir tada mes ateinam prie antro klausimo. Vyriausybės sudėtis. Ir aš šitą klausimą noriu skelti į du. Tai pirmas klausimas yra šiom dienom ganėtinai skandalingas klausimas, kas bus premjeru. Nes darosi vis labiau ir labiau panašu, kad Vilija Blinkevičiūtė nuspręs sulaužyti savo rinkiminį pažadą vos kelios dienos po rinkimų ir paskelbti, kad jinai nebus premjerė, nes neva tai A variantas, kad jos sveikata neleidžia to, nors į Briuselį skraidyti kažkodėl leidžia. B, galbūt argumentacija bus ta, kad jinai gali nuveikti svarbesnius darbus Europos parlamente, bet neįsivaizduoju kaip. Greičiausiai tik tai daugiau pinigų uždirbti ir lengviau. Tai man atrodo, kad Blinkevičiūtė čia tiesiog kratosi atsakomybės ir elgiasi ganėtinai ciniškai šitoj vietoj. Ir tai yra nuostabi pradžia naujam 4 metų periodui. Naujos valdžios neoptimistinė, tikrai neoptimistinė pradžia. Ir tada klausimas, o kas be Blinkevičiūtės? Tai ganėtinai aišku, kad socdemų kažkas bus ministrų pirmininku, nes jie kaip valdančioji partija tikrai netiduos tos pozicijos kitiems. Ir tada ministrų pirmininku galėtų būti, sakykime, Juozas Olekas man pirmiausiai šauna į galvą. Kodėl ne Gintautas Paluckas? Nes Gintautas Paluckas dažniausiai matomas kaip antrasis socdemas. Gintautas Paluckas jau kartą buvo socdemų pirmininku ir labai nesėkmingai. Ir jisai buvo, tiesa, jo pažiūros šiek tiek pasikeitė, nes tuomet Paluckas buvo visai šviežias socdemų lyderis. Jis beveik turėjo vertybinės partijos idėją, bet socdemai pasirodė labai nepaklusnus vertybinės partijos idėjai ir jie liko tiesiog kažkokią keistų mišrūnų partiją ir Paluckas dabar pats pavirto tokiu dar vienu beveidžiu mišrūnu. Tai gal ir įmanoma Palucką įtupdyti į ministrus pirmininkus, nes tai derėtų, sakykime, su bendra partijos linija. Bet jo praeities reputacija ir teistumas, aišku, turimas nepadeda ir tai, kad jis jau nepasiteisino kaip partijos pirmininkas. Juozas Olekas tuo tarpu labiau veteranas, labiau patikrintas variantas atrodo. Ar yra dar socdemų partijai veidų, kurie galėtų būti, Algirdas Sysas, klaustukas? Tokių yra, sakykime, patyrusių politikų, bet kur tu pagalvoji ir net šypsena kyla, ar tikrai mes link to einam. Ar kažkuris iš jų būtų geras premjeras? Jei atvirai, aš jų nei vienu nepasitikiu. Nei vienas socdemų veidas man nekelia didelio pasitikėjimo, kaip ir Blinkevičiūtė nekelia pasitikėjimo ir dabar jau aišku kodėl. Tai žodžiu, man sunku vertinti šitą ir sunku net numatyti, kas bus iš to. Vis dar tikiuosi slaptai, kad Blinkevičiūtė pasakys, kad jinai bus premjerė. Manau, kad taip tiesiog mes turėsim mažiau problemų, nes jei nebus, tai bus daug sudėtingiau. Dar galbūt, kol neuždarėm šitos temos, verta nueiti į socdemų. Ar čia yra pagal partijas? Rušiuoti pagal partiją. Aš norėčiau pamatyti socdemų visą sąrašą ir pasvarstyti, kas galėtų būti premjeru. Gerai, Rimantas Sinkevičius, labai iš tolo galėtum.
Jeigu vienas Sinkevičius nepaėjo, tai kitas Sinkevičius gal paeis. Birutė Vėsaitė, aš dabar susimašiau apie Birutę Vėsaitę. Gal Birutę Vėsaitę vėl statysime ekonomikos ir inovacijų ministrės, kol jinai vėl kažką pridirbs. Neįtikėtinas personažas Birutė Vėsaitė yra. Man patinka jinai. Kas dar galėtų būti? Labai trenktas variantas Vytautas Grubliauskas, bet greičiausiai ne. Ir toliau tyla. Budbergytė, bet tokia beveidė jinai būtų premjerė, siaubas. Ir nežinau. Atrodo, kad Olekas beveik realiausias variantas, po to įmam Palucką iš bėdos ir visi kiti labai arba juokingi, arba labai mažai tikėtini variantai. Labai pritempti. Tai nežinau, kas bus premjeru. Žodžiu, mano išvada nežinau, neaišku, socdemai kažką chimičina ir neaišku ką. Tai toks yra neaiškus premjero klausimas. O tada dar yra kitas klausimas. Antro klausimo beidalis. O kaip įsidėlios ministerijų portfeliai? Turim 14 ministerijų portfelių ir dabar socdemai pareiškia, kad jie kandidatuoja 10 portfelių. Tai dabar realiai pamodeliuokim situaciją. Jeigu mes turim šitaip ir šitaip, šitą 74 mandatų situaciją, tai jeigu mes sakysim, kad mes turim iš esmės 16 portfelių, nes tai yra ministras pirmininkas, tai yra Seimo pirmininkas ir yra 14 ministerijų. Ministro pirmininko ir Seimo pirmininko portfeliai aišku yra svarbesni, bet sakykim, kad jiems suteikiam tą pačią vertę. Tai yra, sakykim, 16 lygiaverčių portfelių. Tai tada norėtųsi sakyti, kad tiesiog imam proporciją iš mandatų skaičiaus ir tada dar dauginam iš bendro portfelio skaičiaus. Tai tokiu atveju socdemai kandidatuotų į ar ne 11 arba 12 priklausomai nuo apvalinimo, tada Demokratų sąjungai į 3 ir Valstiečių sąjungai į 2. Tai 11-3-2 yra aiški proporcija. Tai kaip ir pasidaro labai natūralu, kad LSDP tuomet ima ministro pirmininko portfelį ir 10 papildomų portfelių ministerijų, ką jie deklaruoja ir dabar. Tada Demokratų sąjunga ima Seimo pirmininko portfelį ir mes turim Saulių Skvernelį kaip Seimo pirmininką neabejotinai, nes ten kitų variantų irgi sunku svarstyti. Ir dar 2 ministerijų portfelius ir tada Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga turi dar 2 ministerijų portfelius. Tai LSDP jau pareiškia ambicijas į finansų ir socialinės apsaugos ir darbo, tai yra, kur jie labiausiai įtakingiausia taškyti biudžeto pinigus, kaip aš juokauju apie socdemus ir bendrą jų fiskalinę politiką. Tai visa tai dera su jų bendrom partidėm intencijom, su jų rinkiminė programa, ko jie nori. O neperskaičiau arba negirdėjau, arba dar nedeklaravo Demokratų sąjunga ir valstiečiai, ką norėtų turėti iš ministerijų. Spėčiau, kad valstiečiai labai taikytųsi į ūkio ministeriją. Ne ūkio, o
yra žemės ūkio ministerija ir yra ekonomikos ir inovacijų, gerai atsimenu. Tai gal žemės ūkio, bet aš nežinau, ar socdemai labai noriai atiduos. Ir paprastai tie portfeliai, kurie atiduodami lengviausiai, yra teisingumo ministerija. Sakykime, Vėgėlei šiuo atveju teisingumo ministerija atiduot galima. Arba, sakykime, aplinkos ministerija yra ta, kuri dažnai atiduodama, tai kokiam nors Virgilijui Sinkevičiui atiduot, Demokratų sąjungai. Galim, beje, Sinkevičius yra Seime, aš biškai pamečiau eigą, man rods yra, nes ten buvo klausimas, ar jisai atsisakys mandato. Jo, Virginijus Sinkevičius. Jis yra Seime, tai jam atiduoti aplinkos ministerijos portfelį galima. Tada, kas ten paprastai, kultūros ministerijos portfelis irgi dažnai eina kur nors laukan. Tai čia nežinau, ar valstiečiai ir žalieji susigundytų tokių portfelių, bet jeigu atiduotų, tai ką darysi. Ir tada nežinau. Tada dar ketvirtas yra klausimas. Galbūt socdemai norės atsikratyti švietimo, mokslo ir sporto ministeriją kaip ganėtinai probleminė ministerija, kuri kelia visokių niuansų. Kokiai nors Demokratų sąjungai atiduot tokį, nors net nežinau, kas iš Demokratų sąjungos norėtų ten imtis labai to. Bet yra toks variantas, ar ne? Tai vis tik ta proporcija, kad turim 10 plus prime minister, čia turim 2 plus Seimo pirmininkas ir čia turim 2 dėliojasi. Ir vargiai galima išvelgti kitokias. Jeigu būtų liberalų sąjūdis, kitas variantas, sakykime, tai irgi dėliotųsi. Biškai gal įdomiau būtų. Pabandom patestuoti. Atidėkim šitos skaičius kažkur iš šoną ir dabar patestuokim šitas skaičius, bet iš 7-8 ir padaugintas iš portfelio. Vis dar 11 apvalinas. Čia į 2 ir nežaliai, o demokratai. Ir čia į 3. Tai vis tik liberalai 2 tai išspaustų portfelius greičiausiai. Tektų tenkintis tais pačiais 2, kaip ir dabar valstiečiams žaliesiems. Tai vėlgi būtų 10 ir ministras pirmininkas socdemų, 2 ir Seimo pirmininkas Demokratų sąjungos ir 2 liberalų sąjūdžio, kaip ir yra dabar, nes liberalų sąjūdžio dabar yra aplinkos apsaugos ir kultūros ministerijos. Vėlgi tos būtent ministerijos, kurių daug kas nenori, yra smulkesniai koaliciniai jėgoj deleguota. Tai, tokios dėlionės, tai panašu, kad mes turėsim 10 socdemų ministrų, ministrė pirmininkas socdemą, 2 Demokratų sąjungos ministrus ir Demokratų Seimo pirmininką ir 2, ar tai būtų valstiečių žaliųjų sąjunga, ar tai būtų liberalų sąjūdis, dar 2 ministrus. Tai reikia laukti, kokie ministrai ir kokias ministerijas kandidatuos. Ir čia jau aš tiksliai negaliu pasakyti, ar ten, sakykime, galbūt galiu pabandyti paspėliot, kas iš socdemų kur nors galėtų eiti, Vėsaitė. Bet man sunkiai aš numatau kiekvieną galimas kompetencijas ir net galimai neseimūnai eis ministeriaut. Gal sakykime, kalbant apie švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Demokratų sąjunga turi savo slaptą kozirį šitoj visoje sistemoje, tai yra į Seimą nepatekusią Viliją Targamadzę, kuri ganėtinai aktyvi švietimo klausimais, galbūt jie ją deleguotų švietimo, mokslo ir sporto ministrė, jeigu socdemai atiduotų šitą ministeriją. Jo. O gal Giedrimas Jeglinskas norėtų būti užsienio reikalų ministru, jeigu socdemai atiduotų šitą portfelį, bet
Abejoju, o kas pas socdemas galėtų būti užsienio reikalų ministru? Net sunku pasakyti. Dovilė Šakalienė galbūt galėtų būti. Dovilė Šakalienė įsivaizduoju būnant Urmu, nors gal net krašto apsauga labiau. Juozas Olekas tas pats yra buvęs krašto apsaugos ministru, tiesa, ten su auksiniais šaukštais ir kitais niuansais, bet yra buvęs. Bet kol kas mano prerogatyva yra ta, kad Olekas bus ministrų pirmininku, sakykim. Ne, žinokit, nedrįsiu prognozuoti, nes labai sunku. Labai daug neaiškių veidų, su neaiškiom kompetencijom. Birutis gali kartot savo kultūros ministeriavimą, jeigu labai norės šitos ministerijos socdemai. Neaišku. Popovienė. Gal Popovienė eitų švietimo ministras, nežinau. Krupliauską gal į kokią ministeriją būtų įmanoma patupdyti. Arba Leiputę. Čaplinską į sveikatos apsaugos ministrus. Yra tokių kažkokių pritemptų variantų, bet labai nedrįstu prognozuoti. Čia socdemai patys turės darbo, tos portfelius rikiuoti kažkam ir dėlioti savo prioritetus. Manau, kad jie patys dar labai nežino, kaip čia sudėlioti. Jiems bus daug darbo. Aš nesiryžtu prognozuoti šitai vietai. Tai tiesiog tokie pasvarstymai, manau, ir turbūt net daugiau nebetęsiu minties, nes realiai manau, kad išsėmiau Seimo rinkimų temą su visais šitais pasvarstymais, tai iš esmės taip bendros išvados turim raudonąją bangą, socdemai yra lyderiaujanti jėga, jie turi laisvę rinktis, kas bus koalicijoje, o Tėvynės sąjunga turės padaryti daug išvadų, kodėl jie buvo nubausti. Ir kartu su to mes turėsim vyriausybę, kuriai vadovaus kol kas neaišku kas, bet kažkas iš socdemų, galbūt ne Blinkevičiūtė, netgi visai tikėtina šiuo momentu, kad ne Blinkevičiūtė, bet turės socdemai, reiškia, surasti ministrą pirmininką, 10 portfelių pasiskirti savo ministerijų, ir kažkurios 4 atiduot koaliciniams partneriams. Manau, kad vienintelis aiškiausias dalykas, bet to, kad turime aiškius 141 mandatą, yra tai, kad Saulius Skvernelis bus Seimo pirmininku. Šitam aš beveik nematau išlygų neįvykti. Tai su ta gaida, su visa turima ir vis dar spekuliuojama informacija, aš noriu uždaryti šį video ir iš tikrųjų nežinau, ar aš tęsiu daugiau šitą visą rinkiminės kampanijos video seriją, nes po to jau po rinkimų aš truputį atsijungiu nuo politikos ir stengiu labai nekvaršinti savo galvoje. Tai nežinau, ar tiesiog surinksiu tiek įdomaus, aktualaus kontentą, kurio norėčiau pasidalyti video formą. Tai atsisveikinu kol kas, nežinau kuriam laikui, galbūt padarysim kažkokį aptarimą, padarysiu tuomet, kai turėsim visų ministerijų portfelius ir galėsim galvoti, kas čia bus, bet kol kas tiek ir atsisveikinu iki nežinau kada. Iki.